Arvydai, ar prisimenate gražiausią savo dėjimą į krepšį? Kaip, kur ir kada tai buvo? Klausė Tomas. Aš kažkaip dabar, kai tą klausimą iškart jis kažkaip ir stovi. Žaidėm Vilniui, neatsimenu tik prieš ką. Turas buvo matyti. Ir nuėmiau kamuolį, į priekį padaviau ir bėgau. Ir kažkur dar tada 3 taškų, man atrodo, nebuvo. Ir Seržas iššoka mest ir mato, kad aš ateinu. Ir nemeta, o tokį, užmeta. Alijup, taip vadinamas. Tais laikais... Taip nevadino. Jo, nevadino. Žodžiu, toks gavosi viskas iš eigo, žinai, be jokių net žvilgsnių. Teko sulaužyti lentą krepšinio? Teko. Ne kartą. Tai už tai tas alijupas ir buvo, paskiau turbūt Tarybų Sąjungai nutrauktas, kad draudžiama tą daryti. Netgi šitai. Taip, nes tas lentos birėja tie šeldai. Matyt, ką žinau, ar ten netinkama temperatūroje laikytos buvo, ar ką, nes aš žinau, halėje buvo 2 per treniruotę rytinę. Tai dar ruošėmės varžybom, paskui atsimenu, kad vežė iš Vilniaus, nes jau neturėjo. Tai 2 dėjimai, 2 lentos subirėjo, tai kažkas tai yra. Arvydai, ką jums yra iškrėtusios gerbėjos, kažką juokingo? Sakysim, kas iš tokių pirmą kartą, kur įvyko, kaip sakyt, ant krūties pasirašyti reikia. Parašą uždėtai, čia Ispanijoje buvo dar senesniais laikais, tai buvo toks pirmą kartą ten ant rankos, dar kažkur, aišku, o čia konkrečiai tiesiai šviesiai, prašom. Ir kaip jūs į tai? Nieko, tada buvau jaunas, dreba, čia ranką pasirašiau. Koks jausmas žaisti prieš Šakilą Onilą? Klausė Simas Baranauskas. Koks jausmas? Aš kai sakau, prie spintą yra jausmas. 3 durų. Jeigu būna, aišku, nesu trasoliam, nes yra, kaip sakyti, trupučiuką mažesnis, bet sunku, vienam praktiškai neįmanoma. Reikia pagalbos, kadangi vienas gali, aišku, ten vieną kitą kartą epizodais, bet pastoviai neįmanoma. Ar tai buvo sunkiausias tas priešininkas, pats sudėtingiausias, pavojingiausias, su kuriuo teko susidurti aikštelėse? Ne tiek pavojingiausias, aš manau, ten Olaidžuvanas, Robinsonas, suprantate, jie tokie judresni, jie ir iš toliau gali mesti, jie, kaip sakyti, su jais daugiau darbo. Ne tiek fiziškai, bet jie techniškai stipresni. Čia paprastai buvo. Parodė ten, sukos ir nuėjo, ten tu stovėk nestovėjęs. Jeigu dar žaidėjai, tai yra teisėjai truputį leidžia. Nežiūri ar kajo, ar ten, kaip sakysim, kaip kažkada prieš Kačenką ten. Aišku, tu 10 kritimų, ten gal 5 yra vaidyba, bet, žinai, bet 5 iš tikrųjų. Ko reikia, norint tapti Arvydu Saboniu? Ką jūs išmokot per visą savo karjerą? Kokie būtų, tie pagrindiniai principai ir patarimai jauniesiems talentams? Aš kaip sakau, žinai, jaunimui, sakau, nesigėdinkit treniruotis po treniruotės. Kadangi daugelis skaito, kad to nelabai reikia, bet iš tikrųjų reikia. Iš tikrųjų, didieji krepšininkai, toks kaip mano, pavyzdžiui, kur man labai patinka, tai Larry Bird, jis ir mesdavo už tai į tą, kaip sakyt, krepšinės. Iš bet kokių padėčių. Jis ir taip mesdavo, bet jis dar po treniruotės ten po kokį 100-200 metimų padarydavo, tai kur jam tikrai galbūt jau nereikėtų.